Tai prisistatykit, iš kur atvažiavo, koks vardas? Su Gertrūda, važiavau iš Vilniaus. Ko tikėjotės pas mus stovykloje? Tikėjausi, kad pasigerinti savo regėjimą, išmokti atlikti pratimus ir šiaip patirti gerų emocijų, bet gavau daug daugiau. Bet pabuvimas be akinių pačią pirmą dieną, iš karto toks keistas jausmas, kad tu nieko nesugebi ir per vieną dieną persilauži, tarsi viską matai, viską gali. Tai va tas va, tai buvo nerealus suvokimas. 30 metų nešiojimo akinių turbūt. Sakau, nerealiai, nieko geriau nesiturėjau. Tikrai. Mes pirmą kartą tokioje stovykloje ir labai smagu. Ir kitą kartą atvažiuosim. O sakot, pagerėjo regėjimas, o kaip tai jaučiasi? Matau ryškesnės linijas, tokias tarsi eini ir matai, tas linijas išryškėjo ir išmokau atpalaiduoti pačią akį, kas yra labai svarbu trumparegiams. Guli ryte ir vakare atsipalaiduoji ir jau jauti, kad tie raumenys sugeba šiek tiek atsipalaiduoti. Paskui dar Eligijus išmokė meditaciją daryti tokią kaip per akį, per trečią akį ir smegenis tokį atpalaidavimą atlikti. Man tas labai gerai, labai padėjo. Tai va. Ir akinius, kai užsidėjau, tai aišku jau nesinori, nes per stiprus yra. Tai pasiimsi silpnesnius, aš taip suprantu. Jo, aš silpnesnius. Porą dioptrijų, tai tikrai. Kiek dioptrijų dabar yra? Tiksliai nežinau, bet -9. Taip yra viena akis -9, -8 kažkas tokio. Akiniai šiek tiek silpnesni irgi, tai išrašo vieną dioptriją silpnesnius. Kiek metų nešiojat akinius? Oi, nuo 4 klasės. Ir dabar savaitę be akinių, kaip jautėtės? Puikiai. Gerai, pradžioj buvo šiek tiek nedrąsu, atsimenu. Nedrąsu, nes iš viso, ką dienos režimas yra toks. Atsikeli, pasidažai, apsirengi, pasipuoši, pasitempi ir eini. O dabar nieko nereikia, nes nieko nematai, tikėsi su savim ir savyje. Nereikia nei dažytis, nei nieko, jautiesi puikiai. Ta aplinka jauti, žmonės puikus, viskas nuostabu. Ar tęsit praktikas namuose? Tęsim. Būtinai. Tai sėkmės jums ir ačiū. Ačiū.